Sveiki visi ir ačiū, kad įsijungite mano kanalą lietuviškai. Sorry, kad dabaigiau šitą namą nefilmuoju, nes, šiaip tai nečytinau, viską persinešiau, matot, stiklo liko ir vūdo biškį liko ir cukranendrės čia padėjau, o šiaip tai va čia viską. Nieko nedariau, čia šiaip tai, per šį epizodą kasinėsimės gal, tai man reikia dabar pasiimam ir einam va čia pasikasinėti. Štai čia. Čia gal jūs nelabai ką matysite, bet wow. Šiaip tai aukšta yra. Man atrodo, jūs nieko nematote. Wow, čia geležys yra, bet aš turiu anglies susiieškoti ir tada pasidaryčiau aš šitos torčius, deglus ir tada apsišviesčiau, bet nematau aš pats čia beveik nieko. Nieko nematyti. Blogiausia, kad čia juoda ir tamsu ir anglis juoda. Ir nelabai ką ir matysiu. Va, radau jas. Radau anglis. Ir eisiu, pasidarysiu deglus. Dar biškiek akmens ir štai išeis man ir visas tas, o dabar išėjimas. Jo, geras. Kažkur išėjimas turi būti šiaip tai. Ar čia va. Auč. Palaukit. Jo, padarysiu visai kitaip biškį. Štai taip. Reikia dabar patekti į viršų. Šiaip nežinau, žmonės, man atrodo, kad dar vieną, šitą epizodą nufilmuoju, dar kitas bus, bet gal kiek vėliau kitą epizodą padarysiu. Auč. Wow. Ir po manim O, ne. Eik tu sau. Mane norint stumti. Wow, čia geležies yra tikrai daug. Dabar man reikėtų kas į viršų. Dabar į viršų kasuosi. Jo, dabar viršoje kažkur išėjimas turi būti, jei ne paslaptis. Jo, ar man atrodo, šį matau. Turbūt. Labai nervuoja, kaip be deglų būne, be anglijos ir ateini tenai žiauriai tamsu. Aš klausuosi keivusi tamsu yra. Man atrodo, čia kažkur išėjimas yra. Jo, nice. Išėjimo nerasta. Bet rasim. Čia, man atrodo, jūs nematot dabar išvis nieko, bet dabar į lauką reikia man nusikasti. Nežinau, pats nieko nematau iš čia. Palaukit.
PM7, tai mes pagal viską turim iškelti. Ir aš atspėjau. Jei, radau šilieną. Bet kaip biškį ten tamsu. Jo, ar mes atsiradom džiunglėse? Eik tu savo. Tai namelį pamačiau. Jei, radau. Na, baigiau šitą namą pastatyti, matot. Štai, bet tikrai nečytinau, atsakau. Nes nemėgstu šitai, kai čytina kažkas. Tai nemėgęs čytinti, ypač kai filmuoju. Ai, kaip čia blogai. Nu va, pagaliau deglai. Nors gerai, kad pastačiau namą, liko man medienos. Ir tas yra gerai. Dabar žiūriu į laikrodį ir mes tuoj gal baigsim šį epizodą. Nu va, tiek. Dabar žinot, ką sumaščiau? Jo, žiūrėkit. Mes biškį va čia fermą padarysim prie pat namų. Jau man atrodo, žinot, ką aš darysiu. Dar čia biškį reikės medžių man pasisodinti. Pavyzdžiui, čia. Gerai, kad čia vanduo, tai... Kiek 3, 4, 5. Gerai, kad čia vanduo, per visą šitą. Dar lyja. Labai ir gerai. Kas čia dabar tai? Dabar mums reikia medžio. Jo, teks iš tokių kirvukų panaudotų. Šiaip tai nežinau, gal rytoj aš sukursiu jau kitus epizodus. Ir man atrodo, kitam jau epizode eisime, nes eisime kasinėtis. Nu, tuoj baigsime dabar šitą medį. Nu, dar va tą šitą. Nukirtu ir baigsime šitą epizodą. Šiaip tai daug pastatų, pamiršau net pasakyti. Šiaip tai daug pastatų mes statysime ir, nežinau, gal net va čia statysime. Nežinau, visur bus daug. Šiaip tai mes, nežinau, daug darysime pastatų, nes reikės mums daug vietos, darysim fermas. Ir šiltnamį gal statysiu štai šitoj vietoj, dabar ką tik pamačiau. Visai čia neblogai būtų. Štai čia, šitą į stiklą darysiu tokį šiltnamį ir gal šitus visus pernešiu. Ir jau nustojo lyti ir... ir aš jau baigsiu šitą epizodą. Palaukit, dar pasidedu. Aš baigsiu šitą epizodą ir rytoj bus kitas epizodas, taigi štai taip. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo 3 epizodas, laukite rytoj. Šiaip tai įvairiai kelsiu video, taigi rytoj, apie 2 valandą kelsiu video, įkelsiu 4 mūsų epizodą ir man atrodo, kad mes arba statysime šiltnamį, arba
eisime kasinėti.